Kėdainių Nevėžio 10-mečiai futbolininkai nustelbė Lenkiją ir privertė daugelį kaimyninės respublikos gyventojų garsiai prabilti apie negirdėtą Lietuvos provincijos miestą Kėdainius. Starogard Gdanski mieste įvykusiame tarptautinėme vaikų futbolo turnyre Deina Cup Junior, kuriame dalyvavo apie 400 jaunųjų futbolininkų iš Lenkijos, Švedijos, Baltarusijos ir Lietuvos, Kėdainių Nevėžio jaunieji futbolininkai pademonstravo puikų žaidimą ir užėmė pirmąją vietą. Po kėdainiečių kojomis krito galingos Varšuvos, Vroclavo, Gdansko, Poznanės ir kitų Lenkijos aukščiausios lygos vaikų futbolo akademijų komandos. Pasisekė gan tikrai neblogai. Mes sužaidėm viso per tas dienas 13 susitikimų, iš kurių 11 laimėjom, 2 pralošėme, bet vis tiek tapome čempionais. Kadangi žaidėme rato sistemą, tai kiekvienos rungtynės buvo svarbios. Kiti mūsų konkurentai irgi barstė taškus, taip kad finalėme turė mes daugiausiai taškų 15 surinkom. Antri buvo Vroclavo Šlionsko komanda, surinkus 14 ir 13 taškų Varšuvos Legijos jaunieji futbolininkai. Tikrai patirtis tai neapsakoma didelė ir kita šalis, ir kitas stilius žaidimo. Pliusas tas, kad daug iš visų regionų Lenkijos buvo komandos ir teko žaisti 13 susitikimų su skirtingom komandom. Šis turnyras buvo skirtas vieno geriausių 20-ojo amžiaus Lenkijos futbolininkų 1972 metų 20-ųjų olimpinių žaidynių Miunchene aukso medalio laimėtojo, 1974 metų pasaulio futbolo čempionato bronzos medalininko Kazimiero Deinos atminimui, kuris buvo kilęs iš šio miesto. Turnyrą globojo Lenkijos futbolo federacija, o specialų Fair Play prizą yra įsteigęs Lenkijos Respublikos prezidentas Bronislavas Komarovskis. Nevėžio klubo rėmėjas, uždarosios akcinės bendrovės Daumantai LT vadovas Saulius Grinkevičius ne tik atvežė turnyro nugalėtojams saldžių prizų, bet ir džiaugiasi jaunąją futbolininkų karta, kuri garsina mūsų miesto vardą. Kada klubo prezidentas pasakė, kad ten dalyvavo vaikų komandos iš Poznanės, iš Gdansko, iš Varšuvos, iš tų legijų, ten Lenkijos lygos akademijų ir mūsiškiai atvažiavę iš 30 000 miestelio, laimėjo iš 21 komandos, laimėjo pirmą vietą. Tai žinoma, kad yra smagu ir dar kartą tai įrodo, kad tie žmonės, kurie nuoširdžiai dirba su vaikais, jie ir pasiekia tų rezultatų. Ir visą laiką aš kartoju ir kartosiu. Vaikų grupės turi būti prie klubų, prie profesionalių klubų, ne sporto mokyklose kažkur tai, kurios tai yra atgyvena sovietinių laikų, bet visoje Europoje. Visam pažangiam pasaulyje vaikų klubai, tos grupės yra prie klubų. Tai aš labai norėčiau, kad ir mūsų rajono vadovai tai suprastų ir pabandytų paspręsti ir finansavimo klausimų. Šiai dienai Kėdainių Nevėžio klubas iš tų pačių rėmėjų pinigų finansuoja ir suaugusių profesionalų komandą, ir vaikų komandą. Tai aš nelabai suprantu, šiai dienai 7 grupės yra prie Nevėžio futbolo klubo, tai yra apie 100 daugiau vaikų ir jie negauna nei kapeikėlis, nei cento iš mūsų rajono savivaldybės. Tai tikrai yra neteisinga ir ne taip turėtų.